Pirmojo pasaulinio karo eigoje 1915 metais patyrusi pralaimėjimą Prūsijoje, Rusijos kariuomenė ėmė trauktis iš Lietuvos. Netrukus svarbesnės įmonės, valdžios įstaigos, vidurinės mokyklos buvo pradėtos evakuoti į Rusijos gilumą. Apie 300 000 pabėgėlių lietuvių didelėmis kolonijomis įsikūrė įvairiose Rusijos vietovėse. Daugiausia Voroneže, Tambove, Jaroslavlyje, Petrograde, Maskvoje. Lietuvių inteligentija mobilizavo tuos tūkstančius lietuvių pabėgėlių, pasitelkdama jų emocinius karo tremties išgyvenimus. Naująją Lietuvos tėvynės sąvoką iš dalies formavo pabėgėlių patirti karo nepritekliai, emocinis praradimas ir nostalgija. 1916 m. pabaigoje Rusijoje vienas iš tautinio judėjimo lyderių, Tumas Vaižgantas, su pasitenkinimu rašė: "Liaudis tik dabar pradeda puoselėti ir brandinti valstybinius instinktus ar idealus." Koks tai buvo ryšys tarp masinio gyventojų išstūmimo įvykusio Pirmojo pasaulinio karo metais ir nepriklausomos valstybės atsiradimo 1918 metais? Kaip tai vertiname šių dienų istoriografijos kontekste? Jau karo pradžioje Rusija ėmėsi represinių priemonių. Manydama, kad karo veiksmų apimtuose Rytprūsiuose gyventojai yra priešiškai nusiteikę imperijai ir ėmėsi prievartinės evakuacijos. Kai kurios gyventojų grupės buvo ypatingai išskirtos ir jas buvo siekiama neutralizuoti išvežant. Jau 15 metų pavasarį gegužį pereina į tokį didelį puolimą. Ir būtent tada karas įsiveržia į dabartinės Lietuvos teritoriją. Ir pasipila įvairiausi carinės kariuomenės vadų įsakymai. Stavkos vadas Januškevičius, pavyzdžiui, iš karto duoda įsakymą evakuoti 16 km zonoje, pafronties zonoje praktiškai visus civilius gyventojus. Kad jie tiesiog būtų apsaugoti nuo karo veiksmų ir kad jie netrukdytų kariuomenės manevravimui. Tai čia yra toks pirmas žingsnis. Dar, ką labai svarbu paminėti, praktiškai visame šiame regione, aš kalbu apie šiaurės vakarų vadinamas gubernijas, į kurias patenka praktiškai visa dabartinės Lietuvos teritorija, čia įvedama karo valdžia, reiškia civilinė Rusijos valdžia, jinai praranda įtaką. Viską sprendžia generolai. Ir pasipila visa eilė įvairiausių tokių įsakymų, kurie nukreipti ne vien prieš lietuvius, bet pirmiausiai nukreipti prieš Lietuvos žydus ir apskritai prieš Rusijos imperijos žydus. Tai, sakysime, 15 metų pavasarį duodamas įsakymas iškeldinti visus Kuršo ir Kauno gubernijų žydus. Kalba eina apie beveik 200 tūkstančių žmonių, kurie tiesiog iškeldinami, išvežami platformomis. Jie iškeldinami labai greitai, grubiamis priemonėmis, naudojami kazokų daliniai, kurie vykdo pogromus, sakysim, nukenčia visa eilė lietuviškų miestelių žydų gyventojų. Jie persekiojami, grobiamas jų turtas, yra labai daug prievartavimo atvejų užfiksuota. Karo pradžioje vykęs trėmimas ir vežimas, kai kurių gyventojų sąmoningas apsisprendimas bėgti iš karo veiksmų apimtos teritorijos, kūrė masinę isteriją, kurią valdžia palaikė ir naudojo savo propagandinės mašinos stiprinimui. Kita priešų kategorija yra liuteronai. Į šitą kategoriją patenka taip pat ir mažosios Lietuvos lietuviai. Taip pat lietuviai katalikai ir katalikai lenkai irgi nelaikomi lojaliais imperijos piliečiais. Todėl nuo 15 metų pavasario ir vasaros prasideda masinis gyventojų vežimas. Vykdomos valstiečių ūkių iškeldinimas. Žmonės tiesiog iškeldinami su visa savo manta. Jie kraunasi viską į vežimus, siunčiami link Kauno, link Vilniaus. Vilnius 15 metų vasarą praktiškai padvigubėja, gyventojų išaugo dvigubai daugiau, jį suplūsta praktiškai Suvalkų, Gardino ir Kauno gubernijų pabėgėliai, kurie iš ten vežami vagonais į centrinę Rusiją, į pietinę Rusiją, net į Kaukazą, į Sibirą. Kita, reiškia, šitos evakuacijos priežastis buvo ta, kad buvo bandoma iškeldinti kuo daugiau mobilizacinio amžiaus vyrų, kad jie, reiškia, nebūtų mobilizuojami priešo kariuomenėje.
Ir dar vienas faktorius, sakyčiau, irgi esminis faktorius, tai reiškia vykdoma labai nuožmi didelė karinė propaganda, kurioje teigiama, kad vokiečiai žiauriai elgėsi su civiliais gyventojais, kad reiškia jie žiauriai išnaudojami, kad jie šaudomi, kad jie baudžiami, kad jie sudinami į kalėjimus. Tai buvo didelis melas, nes vokiečių kaizerinė kariuomenė civilių gyventojų atžvilgių nesielgė ypatingai žiauriai. Aišku, buvo žiūrima kažkokių tai karo reikalavimų, buvo mobilizuojami vietiniai ekonominiai ištekliai, taip pat buvo mobilizuojami ir vietiniai vyrai, ir labai daug, pavyzdžiui, lietuvių vyrų iš Rytų Prūsijos tarnavo kaizerio kariuomeniai. Karo metu imta suvokti, kad bėglių likimas yra ir asmeninė, ir kolektyvinė nelaimė. Lietuvių pabėgėlių gyvenimą galima įsivaizduoti iš daugybės pabėgėlių šalpos draugijos pareigūnų, kurie keliavo po visą Rusiją, organizuodami jų globą, pranešimų. Jie susidūrė sunkiomis fizinėmis bėglių kančiomis. Varganos kelionės sąlygos, pastogės trūkumas, badas, epidemijos ir priešiškas priėmimas karo tremtinius varė į neviltį. Netruko pranešimų apie mirtis nuo bado, didelį vaikų mirtingumą. Viena didžiausių problemų buvo tai, kad lietuviai išsibarstė nuo Sibiro ir centrinės Rusijos iki Ukrainos ir Kaukazo. Pagrindinė problema, su kuria susiduria visos šios organizacijos, taip pat ir lietuvių, taip vadinamas centralinis komitetas, aš trumpai paaiškinsiu, kas tai buvo per įstaigą. Centralinis komitetas tai buvo tos pačios lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti, tokia kaip vykdomoji įstaiga, tai buvo pats branduolys tos didžios, reiškia, šelpimo organizacijos. Centraliniam komitetui priklausė mūsų praktiškai visi pagrindiniai ankstyvojo tautinio judėjimo lyderiai. Tokie žmonės kaip Smetona, Tumas Vaižgantas, Vileišiai, Petras Leonas, Šilingas ir daugelis kitų, Martynas Syčas. Praktiškai visas mūsų tautinės inteligentijos žiedas priklausė šitai organizacijai. Tai va, jų pagrindinis uždavinys yra, reiškia, kaip surasti tuos lietuvius pirmiausia Rusijoje, nes lietuviai išblaškyti nuo Sibiro iki Kaukazo. Didžiausias pabėgėlių bendruomenės įsikūrė tokiose vietose kaip, aišku, Maskva, Petrogradas, bet taip pat Tuloje, Voroneže, Samaroje. Atsiranda pabėgėlių net Vladivostoke, Kaukaze, Tbilisyje, Charkove, Tuloje, Riazanėje. Ir kai mes skaitome Centralinio komiteto dokumentus, jų pagrindinis rūpestis 15 metų pabaigoje yra, kaip suskaičiuoti, kaip surinkti visus pabėgėlius, kaip juos suregistruoti, kaip suteikti jiems pagalbą, kaip surasti tuos žmonės, kurie atsidūrė nežinia kur ir gyvena nežinia kokiamis sąlygomis. Rusijos vyriausybė rėmė viešą spontanišką pabėgėlių šalpos kampaniją, kurie siekė padėti atvykstantiems nerusams karo pabėgėliams, tarp jų ir lietuviams. Rusiškos šalpos draugijos, kurioms vadovavo Tatjanos komitetas, skyrė daug lėšų, stengėsi organizuoti maisto tiekimą, pastogę ir medicininę pagalbą įvairių tautybių ir socialinių grupių bėgliams. Oficialioji spauda pabėgėliams, neslėpdama jų tautinės priklausomybės, vaizdavo herojiškomis karo aukomis, kurioms reikia pagalbos. Rusijos imperija, duodama tuos pinigus, tikėjosi, kad bus vykdoma šelpiamoji veikla. Taip pat buvo tikimasi, kad pabėgėliai, gaudami imperijos paramą, bus lojalūs imperijos rėmėjai. Tačiau iš tikrųjų, kas vyko? Galima sakyti, kad kadangi šalpa buvo skirstoma etniniu principu, tos praktiškai visos organizacijos, šalpos etinės organizacijos, Latvių, Armėnų, Lenkų, Lietuvių, jos užsiiminėjo taip vadinamų kultūrinių darbų, iš tikrųjų patriotinių darbų. Ir tai labai aiškiai atsispindi tos pačios lietuvių draugijos įstatuose. Net jeigu mes juos pasimame, tuos ankstyvosius įstatus, 14 metų įstatus, ten aiškiai parašyta, kad jų tikslas yra žadinti lietuvybę lietuvių gretose, stiprinti ryšį tarp Lietuvos karo tremtinių ir Lietuvos, skatinti jų nusiteikimą grįžti po karo į tėvynę, žadinti jų lietuviškumą, skatinti lietuvių kalbos vartojimą, mokyti lietuvių karo pabėgėlių vaikus lietuviškai. Vienu žodžiu, buvo vykdomas labai sąmoningas ir labai tikslingas lituanizacijos procesas.
Nepaisant oficialios globos kampanijos, imperija nepajėgė tinkamai spręsti pabėgėlių problemų. Kai kuriais atvejais lietuvių bėgliai dėl prastos registracijos negaudavo maisto davinių. Kiti pažymėjo, kad kai kuriuose kaimuose vietos valstiečiai lietuvius pasitikdavo atvirai priešiškai. Realybė karo tremtinių gyvenimo gerokai skiriasi nuo tos imperinės retorikos. Ir jeigu mes pažvelgsime, kaip lietuvių karo tremtinius priėmė vietos gyventojai įvairiuose Rusijos imperijos kampeliuose, pamatysime, kad tas priėmimas buvo labai įvairus ir labai skirtingas. Buvo užfiksuota daugybė atvejų, kai vietos valstiečiai gana priešiškai ir gana priešiškai reagavo į karo tremtinių atvykimą, nenorėjo dalintis vietiniais ekonominiais ištekliais, žiūrėjo į juos kaip į tam tikrus konkurentus. Tokios gyventojų masės atvykimas į Rusijos gilumą ir ten pakankamai destabilizavo ekonominę situaciją. Nors pirmaisiais karo metais maisto lyg ir netrūko, tačiau jau, sakysim, 16 pabaigoje, 17 metais atsiranda, tokios įtampos dėl vietinių resursų stokos. Buvo tokių atvejų užfiksuota, kad vietos valstiečiai versdavo, sakysim, lietuvių karo tremtinius dirbti nemokamai. Buvo atakuojami lietuvių karo tremtinių, sakysim, bendrabučiai, persekiojami atskiri tremtiniai. Raudonasis kryžius Sibire skundėsi, kad jų atstovams neleidžiama lankyti lietuvių karo tremtinių, neleidžiama skirstyti jiems pagalbos. Pagalba dažnai vėluodavo, pabėgėliai dažnai badaudavo, mėnesiais negaudavo tų savo, šalpos pinigų, davinių, maisto ir panašiai. Lietuvių centralinis komitetas karo tremtinių būklę laikė kritišką, bet labiausiai rūpėjo, kaip lietuviams įdiegti tautinio sąmoningumo jausmą. 1915 metais Rusijoje leistas Lietuvos balsas rašė: tarp mūsų nebėra partijų, yra tiek lietuviai su savo vargais ir nelaimėmis. Iš esmės kviesta visas politinės grupės pradėti kruopščią karo tremtinių lietuvinimo kampaniją. Tas inteligentijos žiedas, kuris veikė dar prieš karą Lietuvoje, ir reikia prisiminti 5 metų Seimą, kuriame irgi buvo labai aiškiai išreikšti Lietuvos autonomijos siekiai. Visos šios idėjos, jos karo metu dar labiau subujoja ir jos populiarinamos. Kaip pavyksta tą padaryti? Na, jūs jau paminėjot, žinoma, spauda. Spauda tampa galingų įrankių. Jeigu pažvelgsime, kas vyksta kaizarinės okupacijos metu Lietuvoje, praktiškai visi lietuviški laikraščiai yra uždaromi. Tuo tarpu Rusijoje įkuriama visa eilė lietuviškų laikraščių. Svarbiausias iš jų Centralinio komiteto leidžiamas Lietuvių balsas, kuris pasirodo 15 metais. Jį redaguoja tie patys tautinio atgimimo lyderiai, Tumas Vaižgantas, Dogelis ir visi kiti. Jo tiražas karo metais pasiekė net 17 000. Lietuvoje tokių tiražų net nebūdavo prieš karą, o karo metais, laikraštis labai sėkmingai gyvuoja. Šalia to atsiranda ir kitokios pakraipos laikraščių. Rygoje leidžiamas Rygos sargas, kuris labai populiarus tarp vietos lietuvių. Ten irgi labai didelė lietuvių bendruomenė, kuri gyvavo dar prieš karą, paskui pasipildė ir karo pabėgėliais. Paskui įvairiausios politinės srovės pakelia savo galvas, kurios gyvavo ir prieš karą, bet atsiranda ir naujų politinių srovių, kurios susikūrė jau karo metais. Jos irgi leidžia savo laikraščius. Sakysim, atsiranda socialdemokratų leidžiama Naujoji Lietuva, atsiranda ir bolševikinis lietuvių sparnas, kuris pradeda leisti savo laikraštį. Tiesa, nepamirškime, kad revoliucijos metais bolševizmo idėjos, jos buvo gana populiarios. Jos buvo gana populiarios ir pabėgėlių gretose. Vienu iš lietuvių susitelkimo centrų tapo Voronežas. Į Voronežą evakuotos mokyklos ne tik tęsė darbą, bet ir išplėtė savo tinklą. 1915–18 metų laikotarpiu veikė 10 švietimo įstaigų – pradinės mokyklos, gimnazijos, mokytojų institutas, liaudies universitetas. Buvo organizuojami vakariniai kursai, vasaros kursai mokytojams. Voroneže dirbo garsūs pedagogai – Balčikonis, Jablonskis, Vokietaitis, Kymantaitė Čiurlionienė, Mašiotas ir kiti. Vienu iš svarbių uždavinių jie laikė
tautinės kultūros puoselėjimą, rengė lietuviškus vakarus, statė spektaklius. Voronežas suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos mokyklos raidos istorijoje. Pirmojo pasaulinio karo metais į šį miestą evakuotos lietuvių mokyklos sudarė galimybės šimtams moksleivių tęsti mokslą ir įsigyti išsilavinimą. Voronežas tapo lietuvių švietimo židiniu Rusijoje. Voronežas, sakysim, susikuria kaip vienas aktyviausių ir spūdingiausių lietuvių centrų Rusijoje. Ir Voronežą nuo 16 metų praktiškai persikelia visos pagrindinės lietuvių šalpos ir kultūrinės įstaigos. Ten veikia berniukų ir mergaičių gimnazijos, kuriuose dirba patys geriausi, žinomiausi Lietuvos mokytojai, tokie kaip Jonas Jablonskis, Kymantaitė, Čiurlionienė ir kiti. Labai aktyviai telkiamas jaunimas, susikuria įvairiausios jaunimo organizacijos, ateitininkai, aušrininkai. Vyksta jų suvažiavimai, vyksta moksleivių rašinių konkursai. Taip pat politinės srovės labai smarkiai agituoja tarp karo tremtinių. Žmonės raginami rinkti savo atstovus, jie siunčiami į taip vadinamą lietuvių suvažiavimą Rusijoje, dar vadinamas Petrogrado Seimu, kuris įvyksta 17 metų gegužės birželio mėnesiais. Į jį suvažiuoja apie 300 žmonių, daugiausia tų pačių karo tremtinių, įvairiose Rusijos vietose išrinkti atstovai. Lietuvos elito kairioji pusė karo pradžioje laikiusi save Rusijos rėmėja siejo viltis su Rusijos konstitucinė asamblėja, kuri ne rusų tautybėms turėtų suteikti autonomiją. Visiškos nepriklausomybės idėja kairiesiems atrodė nesavalaikė ir utopiška, nes Lietuvą tuo metu buvo okupavę vokiečiai. Okupacija suskaldė Lietuvių centralinio komiteto vadovybę į Smetonos vadovaujamą grupę, kuri pasiliko Vilniuje, ir Yčo, kuri pasitraukė dirbti į Sankt Peterburgą. Dešinieji tikėjosi visiškos nepriklausomybės, manydami, kad Vokietija bus ta jėga, kuri ateityje diktuos taikos sutarties sąlygas, liečiančias Lietuvą. Tuo metu niekas neįsivaizdavo, kad karą pralaimės ir Rusija, ir Vokietija. Kas laukia Lietuvos? Ko Lietuva turėtų siekti? Ko lietuviai turėtų siekti? Kaip elgtis karo pabėgėliams? Kaip ruoštis karo tolesniai eigai ir galimoms karo pabaigoms? Žinoma, tuo metu dar niekas nežinojo, kad ir Vokietija, ir Rusija pralaimės karą, kad karą laimės vakarų sąjungininkai, Antantės sparnas. Ir, sakysime, jeigu pažvelgsime į tą rezoliuciją, kuri po labai nirtingo ir tokio dinamiško balsavimo priimama tame Seime, tai pamatysime, kad praktiškai tie karo tremtinių atstovai suskilo į dvi priešiškas stovyklas. Galima sakyti, į kairiuosius ir dešiniuosius. Pabėgėlių grįžimo motyvai į Lietuvą buvo patys įvairiausi, nuo ideologinio prisirišimo prie nepriklausomos Lietuvos idėjos, geresnio gyvenimo, karjeros vilčių, iki paprasto noro išvengti politinio teroro, suirutės ir bado Rusijoje. Patriotinės nuotaikos buvo būdingesnės inteligentijai, tačiau bado baimė persekiojo daugumą kitų pabėgėlių. Tremties patirtis vertė pabėgėlius naujai apsibrėžti ir įvertinti savo tėvynės sampratą. Namų ilgesys padėjo sutvirtinti etninį jų identitetą ir išskyrė juos iš kitų vietinių gyventojų grupių. Karo metai praleisti tremtyje vertė jungtis į bendruomenės ir naujai apmastyti savo tautiškumą. Ta lietuvių draugija, nukentėjams dėl karo šelpti, 15 metais suskyla ir didžioji jos dalis išvyksta į Rusiją, į Petrogradą 15 metų rudenį. Tačiau kita, nedidelė, bet labai smarkiai, intensyviai, dinamiškai dirbanti grupė, vadovaujama Smetonos, pasilieka Lietuvoje. Ir būtent šios grupės pastangomis ir įvyksta ta vadinama Lietuvių konferencija 17 metų rudenį, įkuriama Lietuvos taryba. Būtent jos pastangomis labai sudėtingose santykiuose su kaizerinė Vokietija, o paskui jau Veimaro Vokietija paskelbiama Lietuvos nepriklausomybė. Ir vyksta nuolatinis kontaktas tarp lietuvių tautos tarybos, kurie egzistuoja Rusijoje,
ir lietuvių tarybos, kurie egzistuoja Vilniuje. Tas kontaktas labai sudėtingas, nes dažnai komunikuojama per trečias neutralias šalis, per tokias šalis kaip Švedija, Šveicarija. Pirmojo pasaulinio karo aplinkoje įvyksta esminis lūžis. Nauja Lietuvos valstybė kilo dėl karo sukeltos Rusijos ir Vokietijos griūties bei atkaklių diplomatinių tarybos pastangų. Suverenios Lietuvos idėją kėlė grupelės veikusios vakaruose, vadovaujamos Juozo Gabrio. Nuo pirmųjų karo dienų šią grupę palaikė Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių katalikai. 1917 metais Lietuvos nepriklausomybės idėja jau buvo užkariavusi tūkstančius lietuvių emigrantų Jungtinėse Amerikos valstijose širdis. Kartu keitėsi daugelio žmonių tautinis sąmoningumas, ne tik politinio elito. Tremtis ir emigracija privertė permastyti savo saitus su tėvyne. Šis procesas – tai moderniojo lietuvio tapatybės gimimas. Lietuviai karo pradžioje ir lietuviai karo pabaigoje jau nėra tie patys žmonės. Labai smarkiai pasikeičia tautinio sąmoningumo lygmuo. Ir čia kalbu ne apie politinį elitą, čia kalbu apie plačiasis gyventojų mases. Ir mano nuomonė, būtent Rusijoje karo metais, ypač po 17 metų revoliucijos, įvyksta tas didelis lūžis karo pabėgėlių sąmonėje, kai dauguma karo pabėgėlių pradeda save suvokti kaip lietuvius, kaip žmonės, kurie yra skirtingi nuo kitų imperijos gyventojų, skirtingi ne vien kultūriškai, ne vien todėl, kad kalba kitą kalbą, ne vien todėl, kad yra katalikai, tuo tarpu, kai didžioji Rusijos imperijos gyventojų dalis yra kitų tikėjimų. Jie taip pat atranda ryšius su Lietuvos istorija, su Lietuvos praeitimi ir valstybingumo idėja suveši būtent tuo metu. Ir būtent pirmiausia, aš sakyčiau, tarp Lietuvos karo pabėgėlių. Jau kai vyksta repatriacijos procesas, jisai prasideda 18 metų pirmaisiais mėnesiais po tai vadinamos Brest-Litovsko sutarties, kada į Lietuvą jau atvyksta pirmieji traukiniai su pabėgėliais. Būtent tada dauguma pabėgėlių jau yra pasiryžę grįžti į Lietuvą. Jie nesieja savo ateities, sakysim, su kažkokios naujosios Rusijos idėja, su bolševikinės Rusijos idėja. Aišku, reikėtų pasakyti, kad buvo visokių, bet aš kalbu apie daugumą karo pabėgėlių. Iki šiol mūsų istoriografijoje Pirmas pasaulinis karas laikomas tik destruktyvių krašto istorijos momentu. Istorikai labiau koncentruojasi į valstybės kūrimo politiką, tarybos atsiradimą 1917 m. rugsėjį, jo sudėtingų santykių su vokiečiais ir pastangas lipdyti naujos valstybės institucijas. Ar iš tiesų Lietuvos nepriklausomybė tik mažos lyderių grupelės įsikūrusios vokiečių okupuotoje Lietuvoje veiklos rezultatas? Kada tautinė savimonė tapo plačiųjų Lietuvos visuomenės sluoksnių esybe? Dabar jau galima teigti, kad suverenios, o ne autonomiškos Lietuvos valstybingumo idėja pirmą kartą sulaukė gausaus lietuvių palaikymo būtent Rusijoje, kai šimtai tūkstančių karo pabėgėlių į savo širdis priėmė nepriklausomos valstybės idėją. Trūksta apskritai tokio tarptautiškesnio požiūrio į mūsų istoriją tuo metu. Mes labai dažnai tiriame mūsų istoriją, žiūrėdami vien tik tai į kažkokią tai tautinės idėjos, reiškia, istoriją, nesuvokdami tų procesų, kurie vyko apskritai Europoje tuo pačiu metu. O įvyko milžiniškas trijų didelių imperinių struktūrų griuvimas. Ir to griuvimo pasekmė buvo ta, kad susikūrė visa eilė naujų tautinių valstybių, bet taip pat susikūrė ne vien valstybės, susikūrė naujos tautinės bendruomenės, tautinės visuomenės. Imperijų gyventojai virto naujų tautinių valstybių gyventojais. Įvyko, reiškia, dideli sąmonės lūžiai. Ir aš manau, mūsų problema ta, kad mes nematome to bendresnio proceso. Nesuvokime, sakysim, to, kad Pirmasis pasaulinis karas nesibaigė 18 metais. Bent jau šiame regione nuo Suomijos iki Juodosios jūros vyksta visa eilė naujų karinių konfliktų, kuriuos dabar kai kurie vakarų istorikai laiko kaip Pirmo pasaulinio karo tęsiniu. Tarp šių konfliktų papultų ir tai vadinamos nepriklausomybės kovos Lietuvoje, kurios vyko tarp 1918 ir 1920 metų.
Istorikas Alfredas Senas teigia, kad nuo 1914 iki 17 metų lietuvių judėjimo centras buvo Vakarų Europoje, o 1915–18 metais Rusija tapo vieta, kur įvairios inteligentijos grupės diskutavo Lietuvos ateities klausimais ir stengėsi mobilizuoti masių paramą tautos, o vėliau ir valstybės kūrimo projektui.